Sveiki, mano vardas Darius ir aš su savo šeima bei draugais keliauju į Škotiją, Airiją ir Normandiją su savo būrine jachta Vivace. Sekite mūsų naujienas YouTube'e ir Facebook'e. Šiandien mes darome pirmąjį kelionės žingsnį, tai yra startuojame iš Tuvilostos krantinės. Pirminis mūsų planas plaukti tiesiai į Bornholmo salą. Subirėjo keletą smulkių etapų, mes taip prisitaikome prie vėjo krypties, kuri yra vyraujanti ne tik šią savaitę, bet ir vėliau. Tas vėjas užtveria mums kelią, tačiau pasikeitusiame maršrute yra ir savo privalumų. Šiandien yra puikios sąlygos plaukti į Foresund. Tai yra tradicinis kelias į Švediją. Foresundas yra sąsiauris tarp Gotlando ir Forijos salų, tai mes ten ir patrauksim. Po to planuojama pasinaudoti Elando salos priedangą ir daugmaž standartinių pakrančių kelių iki Eresundo ir Kopenhagos. Pirmojo etapo įgula Ieva, Paulius ir mano svarbiausias padėjėjas Kostas. Ieva ir Paulius pirmą kartą plauks į Gotlandą. Ko tikitės? Tikimės gražių vaizdų ir gerų bangų einant iki ten. Tai jo, maždaug tiek. Tikimės, kad bangos bus didelės, bet ne per didelės. Jo. Kostai, tu jau kokį trečią ar ketvirtą kartą į Gotlandą plauki. Ką apie tai manai? Nu, gerai. Kaip nepabodo Kelias Gotlandas. nėra labai sunkus, bet jisai ilgokas. Galim taip pasakyti. 85 mylios. Tai Iki Foresundo pradžios ir viskas ir ten gabaliukas. Oras šiandien puikus, todėl nežiūrint nedidelius nesklandumų kelionės pasirengimo pabaigoje arba jau pačios kelionės pradžioje, mes tikimės, kad etapas bus sklandus ir malonus. Mūsų draugai užvakar surengė šurmulingas palydėtuves. Pusbadžiu, kaip plauki, per bangas dažniausiai pusbadžiu. Žiūrėk, 90 cm, kad su lova pravarėtum iš karto ir varai. Ir per laiptus tada. Robis bėga. Pirmas ligonis. Pirmas ligonis eina! Tai jau yra nuostabi šitos kelionės patirtis. Variklį susitvarkime. Ačiū visiems prie to prisidėjusiems. Vytautas, kuris jau šiandien laikinai išvyko namo iš savo laivo. Jis iš pradžio aiškiai pamatė ir nurodė, ką daryti. Paulius organizavo nestandartinių detalių gamybą. Alvydas pasirūpino, kad tos detalės pasiektų laivą. Na ir visi, kas patarė ir padėjo, visiems ačiū. Taigi Vivace atsisveikina su rytiniu Baltijos krantu.
Artėjant prie Forezundo, Ieva visus vaišina legendiniu buriuotojų maistu. Tai yra sriuba su kukulaičiais. Ieva. O bus duonos? Forezundas jau čia pat, mažiau negu 5 mylios. Taigi Gotlandas panašu šiandien bus. Ir su to visus ir sveikinam. Turbūt jau šiandien Obama. Nes kol dar atplauksim, kol prisipartuosim, ir bus visiškai tamsu. Sekite ir prenumeruokite mūsų kanalą. Mūsų kelionė dar tik prasideda. Ate.